Sveiki visi, čia Žydrūnas. Šiais metais siunčiau nemažai video pranešimų jums ir visi buvo apie neigiamus dalykus, apie kažkokias problemas, apie tai, ką reikia pakeisti, pakoreguoti. Bet dabar, artėjant šventėm, vis dėlto permastai metus, kas atsitiko, ką nuveikėm ir labai pozityviai nuteikė šitas metų galas. Pasiekėm jau daugiau negu 100 darbuotojų komandą. Darbų turim daug. Matau, kad yra daug dalykų, už ką verta padėkoti. Pirmas dalykas, už ką norėčiau padėkoti visiems, už tai, kad klientai, su kuriais dirbam šiemet, yra kaip niekada patenkinti rezultatais. Susitikau su visais ir uždaviau paprastą klausimą, ką mums reikėtų padaryti kitaip, kitais metais, kad jūs būtumėt dar labiau patenkinti ir norėtumėte tęsti darbus su mumis. Tai iš daugelio gavau atsakymą, tiesiog tęskit tai, ką jūs darot. Ir tie žodžiai yra geriausias komplimentas jums visiems, dėl to, kad klientai taip niekada nesakytų, jeigu jūs atėję į darbą, kiekvieną dieną nepadarytumėt darbų, kuriuos reikia. Šitie žodžiai iš mūsų klientų įrodo, kad dauguma, 99% darbuotojų, atmetus tos kelis probleminius įvykius, esat puikus ne tik specialistai, bet ir turit puikų požiūrį, gerą darbo etiką, discipliną ir su jumis yra malonu dirbti. Tiek Grenlandijoje, tiek Farerose, tiek Danijoje, tiek Norvegijoje. Iš tikrųjų, dėkoju visiems tiems disciplinuotiems, geriems specialistams, kurie esat su mumis. Antras dalykas, ką noriu pabrėžti, tai turim labai daug darbuotojų, kurie pas mus dirba jau ne pirmi metai ir kuo toliau, tuo labiau vertinu tai, kad jūs esat, dėl to, kad su jumis pradėti naujus projektus darosi vis lengviau. Kai atvažiuojat jūs į objektą, duodat stiprų startą ir įvykiai pradeda įvykti. Tiesiog viskas daug sklandžiau. Aišku, dėkoju visiems tiems, kurie rekomendavo kolegas. Daugiau negu 50% naujų darbuotojų pas mus šiemet prisijungė dėl to, kad rekomendavot jūs. Tikiuosi, kad rekomenduoja dėl to, kad ir jums patiems patinka ir vertinat tai, ką gaunat pas mus. Nemažai ir vis daugiau parašot, nepatingit, parašot gerų atsiliepimų internete, kas irgi malonu. Ir aišku, dėkoju tiems, kas liko ir tapo team lyderiais. Vis labiau suprantu, ant kiek yra svarbus team lyderiai ir labai vertinu jų darbą. Taip pat dėkoju visiems, kurie dirba komandiškai su team lyderiais. Supranta, kad team lyderis statybose yra būtinas. Visi team lyderiais būti negali ir vyksta komandinis darbas. Tai va, tai linkiu visiems gerų švenčių, gerai pailsėti, sausį startuosim su naujais darbais, kurių kitais metais jau turim daugiau negu bet kada. Tiesiog gerų švenčių ir susitiksim kitais metais.